Labą dieną visiems susirinkusiems tėveliams, darželių bendruomeniai, svečiams. O vaikai, ar jūs kažką matėt mūsų darželio teritorijoje vaikštant? Ar matot ką nors? Drambliuk, paklydom mes, paklydom. Kur čia mes pataikėm? Kažkur einam, gal rasim kelią į tą zoologijos sodą. Bet kiek žmonių? O kiek vaikų? Kokie visi gražūs. Kuži, kur mes čia papuolėm? Einam, išsiaiškinsim. Ar mes galim čia ateiti? Vaikučiai, ar galim čia ateiti? Gali. Na tai einam, drambliuk. Oi. Oi, kiek čia daug vaikučių. Oi, tu papasakok, drambliuk. Aš tai vaikučiai drambliukas, o jis kas toks? Irgi drambliuk. Taip. O, jūs ir gyvūnus pažįstate, kokie gudruoliai. Vaikučiai, mes tai žinokit, einam iš drambliukų šalies. Ir pasiklydom. Ėjom siaurais miško takeliais, per eglynus, per pušynus ir pagaliau priėjome miestelį. Ir girdim kažkoks triukšmas. Na ir mes pagalvojom, kad reiktų užeiti, pažiūrėti, kas čia vyksta. Aš čia matau labai daug gražių vaikučių. Tai dabar man pasakyk, tai kasgi čia vyksta šiandien? Kokia čia diena? O tai kokia čia diena, vaikai, kas čia per šventė? Ar žinot, vaikučiai, kokia šventė? O, rugsėjo. O ką per tą rugsėjo pirmąją veikia? O tai gal mokslo ir žinių diena? Palauk, drambliuko, tai per tą mokslo ir žinių dieną. O tai kokie čia mokslai vyksta gal? O kaipgi, vaikučiai šokt mokosi, deklamuoti, žaisti, bendrauti, draugauti su visais. Tai gal ir su mumis jie draugaus, paklaus, ką? Aišku, juk vaikučiai labai myli gyvūnus, auklėtojos ir tėveliai juos moko neskriausti gyvulėlius, ar taip, vaikučiai? Va, ir jūs mus čia nenuskriausit? Ačiū, drambliuk, mesgi einam ko mes ieškom, kur mes einam? Tai aš nežinau. Mes einam į zoologijos sodą, o kur jis yra, vaikučiai, gal žinot, kur zoologijos sodas? Kur? Kaune? Kaune. Aha. Kaip toli. Taip, toli, bet mes norėtume su jumis padraugauti. Ar gal turite darželis? Pušelė, darželis, matai. O aš matau, ten kampe stovi vėliava. O ten tada reikalinga, ką? Oi, aha. Tai jeigu vėliava reikalinga, tai ko gero ne. Ką jau žinoma, moku gal padainuot, ar moku? O tai gal vaikai dabar mes drambliukams ir padainuotume mūsų darželio himną. Darželį, karpečių didelių, pušelį pasitinka, palydi vakare. Pasim. Šokam dainuoja, mus prisarė gėlę. Mes augame mažučiai ant žemės.
Oi, tai ne, gražus himnas. Oi, kaip gražiai dainuoja. Tėvas mano pirko geltoną mašinėlę. Kamuolį žalią nupirko mama, o aš radau rožinį drambliuką, kurį regėjau vakar sapne. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, rožinis, rožinis iš mano sapnų. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, šiandieną darželį su mumis kartu. Jis lengvatis, tarsi debesėlis, vėjas įneša, šoka tarp gėlių. Linksmas drambliukas, pas vaikus atėjo, drambliukas tukas iš rožinių sapnų. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, rožinis, rožinis iš mano sapnų. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, šiandieną darželį su mumis kartu. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, rožinis, rožinis iš mano sapnų. Rožinis, rožinis, rožinis drambliukas, šiandieną darželį. Dabar parodysim savo patį linksmiausią, kokį tik drambliai žino šokį. Greičiausia šokį. Vikriausią, smagiausią, linksmiausią, kokį tik tai drambliai moka. Jūs mums padėsit, gerai, vaikučiai? Ar padėsit? Gerai. Pasiklausykite ir pažiūrėkite. Labadiena, drambliukai, kaip smagu, kad jūs pasirinkot mūsų darželį. Smagu, vaikai? Bet noriu jūs nuliūdinti, kad mes drambliukų programos neturim. Mes galim jūs palydėti į drambliukų mokyklą. Taip gerai? O va, žinokit, kad jums būtų smagiau, tai aš net rudeninę gėlę jums įteiksiu, kai nuvažiuosit į drambliukų darželį. Jūs būtinai įteikit savo auklėtojai. Ačiū. Ką, supratome mes viską. Keliaujame mes, vaikučiai, vis dėlto į tą drambliukų šalį, į zoologijos sodą, kuris yra Kaune. Ne į zoologijos sodą.
į mokyklą. Bet žinokit, aš meras Kupčinskas žadėjo įsteigti prieš mokyklinę drambliukų grupę ir zoologijos sode. Nu, gal mūsų žinios pasenė, tai drambliukai tikrai linkim jums. O dabar tai aš norėčiau, kad broliai dvyniai palydėtų į autobusiuko matą. Gerai, sudie vaikučiai sėkmės jums moksluose, būkit draugiški. Kad jūs labai įsiblaškę, aš noriu, kad jūs lydėtų. Ai, čia reikia taip. Jo, o mes visi paplojam, vaikai. Bet man atrodo, jie neliūdniai išėjo. O mes prašysim, yra vicemerė, kad kitais metais galėtume turėti drambliukų grupę. Taigi, brangieji, auksaspalvė vasara pasakė ate, subrandindama šermukšnius, obuoliukus, kriaušytes ir šiandien atėjo ta pati gražiausia rudenio šventė, tai yra rugsėjo 1. Ir aš visus nuoširdžiai sveikinu su šita švente, vaikus, tėvelius, darbuotojus ir pagaliau noriu pasakyti, prasidės vėl šurmulys, atgis mūsų darželis. Visiems tėveliam linkiu, kad patikėtumėt šitom mūsų auklėtojom ir auklėtojų padėjėjom ir kitiem darbuotojom savo vaikučius, nes šiandien aš vaikščiodama po grupės mačiau, kad kartais tėveliai daugiau pergyvena už vaikus, tarsi jie ir randa, bet labai neramūs ir išsigandę yra tėveliai. Tai patikėkit manim, čia visi dirbantys stengsis, kad jūsų vaikams būtų ir linksma, ir saugu. Labadiena, mažieji mūsų bičiuliai, vaikučiai. Labadiena, mėly tėveliai. Labadiena, mėly pedagogai. Kaip nesenai čia šitoje aikštelėje krikštėm džiaugsmu ir sakė, lik sveikas darželis, išeinam vasaros atostogų. Ir štai rugsėjis su čežančiais lapais pasitinkam savo šventę. Visos bendruomenės šventė. Mėlieji, kiekvienus namus, kiekvieną šeimą paliečia graži šventė. Vieni išvedame vaikus į darželį ar į mokyklą, kiti palydime. Nuoširdžiai linkiu, kad šiame darželyje jums būtų gera augti, gera žaisti, įgytume daug žinių, kad visada jūs sutiktų mylinčios auklėtojos, paslaugus darbuotojai, kad visada sakytume, čia mano darželis, čia man ateiti gera. Mėly tėveliai, ir jums linkiu, kad visada lydėtų saugumo jausmas, kad atvedat savo vaikus, patikit darbuotojoms ir ramiai dieną dirbate. Taigi, sveikindama naujų mokslo metų pradžios šventės proga, linkiu daug saulėtų akimirkų ir labai gražios šventės. O šiandien, naudodamasi progą, turėčiau atsakyti į klausimą, ar reikia mūsų darželiui Pušelė drambliukų grupės. Reikia, mėlieji. Šiandien, jeigu įsprendėm iki mokyklinio ugdymo klausimą, tai šiandien lopšelis dar netalpina visų vaikučių. Mūsų užduotis, kad ta drambliukų grupė atsirastų ir visi vaikučiai, kurie gyvena Kazlų Rūdos savivaldybėje, galėtų lankyti ugdymo įstaigą. Žinau, kad ir pedagogai puoselėja viltis. Aš tikiu, kad artimiausioje ateityje tie jūsų lūkesčiai išsipildys. Taigi gražios šventės. Mūsų nelabai vyriško kolektyvo vardu noriu pasveikinti mūsų vadą, lyderį, dvasinį gurų su dar viena rugsėjo 1 ir palinkėti, kad nepristigtų energijos, kad būtų daug meilės širdyje ir jos visiems pakaktų. Sėkmės, ištvermės ir kantrybės. Mes
čia mokinsimės, žaisim, sportuosim ir sveikai valgysim. Todėl nuo pat rugsėjo 1 dienos tą ir darysim. Norėčiau pakviesti pirmos grupės stipruolius pasimti, tai yra kiškučių grupės stipruolius pasimti savo lauktuves ir pakloti drambliukam. Žuvų grupės stipruoliai. O, vyrai, tikrai. Malūnų grupės. Ar turit stiprių vyrų? Pirma diena. Porutėlės. Na ir liko gausiai susirinkę ančiukai. Linkime gerų mokslo metų, džiugios nuotaikos, gražaus auksinio rudens. Krinta lapas uosių, krinta lapas klevų, dėdė rudenėlis žemėn atkeliavo. Purto jis berželį, purto jis žilvitį, o pro jo kepurę saulės nematyti. Šokit lapai uosių, šokit lapai klevų, dėdė rudenėlis žemėn atkeliavo. O dabar visus vaikučius kviečiame keliauti į darželio grupes.